Spynų gamintojai nuolat kovoja su įsilaužėliais, kas ką įveiks. Akivaizdu, neįveikiamų spynų niekada nebus. Tačiau vis kuriamos ir gaminamos sudėtingesnės kliūtis jas išlaužti. Kuo aukštesnė kategorija, tuo ilgiau užtrunka spyną įveikti. Pavyzdžiui, įveikti geriausią 7 kategorijos spyną užtrunka 21 minutę. Mažiausios kategorijos vos keletą minučių, o gal ir dar mažiau. Anot spynų pardavėjų patikimiausi gamintojai europiečiai, suomiai ir italai. Jų kiekvienos gaminamos spynos raktas turi savo koduotę. Norim pasidaryti papildomą raktą, tą rakčiuką mes siunčiam į gamyklą, į Suomiją ir kiekviena spyna, galima sakyti, turi savo ligos istoriją ir mes galim kontroliuoti tą raktų kiekį ir kas jos turi ir panašiai, tokius dalykus, kad bet kas, bet kur nepasidarys tų raktų. Kuo aukštesniai klasiai spyna priskiriama, tuo jį patikimesnė. Besirūpinantiems tinkama namų apsauga geriausia dairytis į spynas priklausančias nuo 4 kategorijos. Tokios vadinamos vidutinio saugumo spynos. Galbūt ne visada reikia pirkti naują spyną, gal užtenka pasikeisti tik tai patį šerdį, nes ir pačios širdelės, taip vadinamos, jos irgi turi apsaugas nuo laužimo, grįžimo, raktų parinkimo, rūgščių ir panašių tokių dalykų, kad tiesiog neverta, nes būna problema tame, kad žmonės taip įsivaizduoja, pasistato šarvuotas duris, taip vadinamas seifo tipo, ir net nepasidomi, kokia ten spyna stovi. Dažniausiai pačių durų niekas nelaužia sulaužtų, eina atrakinimai visada per pačią spyną, tai galbūt tai yra spynos sugrįžimas ir panašiai. Ir būtent reikėtų pirkėjui tiek durų, tiek spynų atkreipdėmėsi, ar yra saugotas korpusas, kokie yra raktai, kas raktus tos gamina, ir tie raktai turi savo korteles ir panašiai. Pasak Andriaus Juršėno, patikimiausios spynos, kurių korpusai dengti mangano arba kito kietmetalio plokštelė, o raktai turi savo kortelę. Spynų gamintojai pataria namų apsaugai netaupyti, o į ją investuoti, nes spyną naudosite ne vienerius metus.